taiklus. Jo pirmasis metimas, Kariniauskas su kamuoliu. Galo žaidžia Kariniauskas nuo lentos 2 taškai. Vis svarbesnis tampa Šiaulių klubui, tad kaip tu ir sakai, šį sezoną turėtų būti vienas iš lyderių, galvoju. Juolab, jog ir porą tų praėjusių sezonų ir ankstesnių sezonų lyderių. Jam Šiaulių miestas, aišku, pažįstamas yra rungtyniavęs Šiaulių klube. Miniotas. Tolimo nuotolio kamuolys skrodžia tinklelį. Jie išlygino rezultatą 12-12, 2 minutės. Šeimininkas 2,14 m, yra duomenų, kad net ir dar aukštesnis kai kur. Gynyboje gali kilti nemažai problemų. Faktas, kad ir BCF Lietuvos krepšinio lygoje daugiau turbūt to fiziškumo gynyboje sulauks LG Torpas. Žiūrėsim, kaip jam seksis. Giedraitis debiutuoja ir Šiaulių komandoje. Tikrai taip. Klubas Rubinas tą jau yra padaręs anksčiau, bet rodo pasitikėjimą savo jaunuoju krepšininku labai anksti Nikolajus Mazuras. Kiek daug kovos. Beručka. Kariniauskas. Vėlavo čia šiauliečiai prie Kariniausko. Koks Juškevičiaus perdavimas. Pritrūko čia tik taiklaus metimo, bet įma kamuolį puolime Kozys. Kariniauskas vėl čia turi laisvės ir vėl jie naudojasi. Mazuras labai nori žingsnių. Jau nieko nebegalėjo padaryti Rubinas. Skamba Šiaulių arenos tribūnose. Janusevičius paprašė kamulio, buvo likęs prieš žemesnį Beručką, bet atstovėjo gynyboje Beručka. Tis kamuolius savo šiandieniniams varžovams. Kozys, Žukauskas. Toks kersas perdavimas, Beručka, 2 taškai. Gynyboje čia Beručkos. Šiauliečiai mėgsta aukštus žaidėjus, nepamirškime, ir Jonas Paukštė buvo projektas iš viršaus, Eigirdas Žukauskas. Perdavimą kolegai. Smagu matyti tokius veidus, vienintelis lietuvis laimėjęs čempionų lygą kadaise. O taip, legenda. Visiška legenda. Žemaitis. Pakankamai ilgai truko tas oficialus paskelbimas, kad Kemzūra toliau vadovaus Vulfsams. Žukauskas netaikliai, bet pataiso netikslų metimą Kristianas Mekovulų. Kuo toliau, tuo įdomiau. Juškevičius atakuoja po užtvaros, taiklus, tolimas metimas. Žukauskas iš toli, metimas per trumpas. Dar vienas šansas, Juškevičius prieš tai pataikęs, pataiko ir vėl iš tolimos distancijos. Keičiasi gynyboje šiauliečiai. Kariniauskas. Užtikrintai atakuoja Bezbradica. Miniotas. Kevičius. Geras perdavimas. Ir 2 Minioto taškai tirpdo deficitą jau iki 2. Kariniauskas pergudravo Rubiną. Nebepadėjo. Vieno iš traumuotų gynėjų žaidžia Šiauliai. Kauskas. Visiškai laisvas buvo ten. Beručka atsiranda kaip iš niekur. Puolo. Stankevičius ir Bezbradica kaip tik dabar ir prisės. Ilga Šiaulių ataka, 4 sekundės. Rubinas. Netaikliai, čia Vilkai gali bėgti į priekį. Juškevičius pabandė suklaidinti Giedraitį, eina į kontaktą. O mes turime ką? Vandens pertraukėlę. Buvo pasirodžiusių kalbų, jog ir Arturas Žagaras gali prisijungti prie Vilkų. 5 solidūs krepšininkai tokiu atveju būtų toje gynėjų linijoje. -2 naudingumo balai prie Turmano pavardės. Čia klaida išsimetant kamuolį, Mekovulų eina į kontaktą. Pražanga gynyboje Bezbradicai. 10-22 toks yra kėlinio rezultatas, dabar ir 24. Galėjo išlyginti rezultatą šiuo metimu Šiaulių kapitonas. Kariniauskas.
Skambus prisistatymas BCF LKL. O Adui Juškevičiui prisistatinėti tikrai nereikia. Pažiūrėkime. Stankevičius. Prie jo Kristianas Mekovulų, Stankevičius pats iki galo, metimas netaiklus.